Užburta mergaitė ir slibinas. Kitą kartą buvęs žvejys, gyvenęs prie marių ir turėjęs du sūnus - Petrą ir Joną. Jie trys žvejodavę ir žvejodavę kiekvieną dieną, bet negalėję prasigyventi. Vis neturtingi ir neturtingi buvę. Vieną kartą jiems bežvejojant ir atplaukiąs laivus pas juos toks senelis, pasakęs padėk Dieve, o šie atsakė dėkui, dėkui. Daugiau ėmė su jais šnekėtis, klausinėti. Kaip čia jums einasi, ar gerokai prigaudot žuvų, ar turtingai gyvenat? Tas žvejys atsakęs, žvejojam ar nežvejojam ir kai kada rodos sugaunam žuvies, bet kad negaliu prasigyventi. Vargšas esu senelait. Tas senelis yra sakąs, parduok man vyresnį sūnų Petrą, aš tau užmokėsiu, duosiu saiką raudonųjų ir pasakysiu, kaip tu paliksi turtingas. Tas žvejys galvoja šiaip, galvojas taip, na kad ir visi trys lig šiol žvejojom, kaip tiek, taip tiek, ir sakąs, nagi parduosiu, bet kur senelait tu mano sūnų padėsi? Tas senelaitis atsakęs, nebijok, tėve, tavo sūnui bus gerai. Jei jis kada panorės, tai aš jį vėl pas tave atvešiu apsilankyti. Na ir sulygo. Tas senelis užmokėjo jam saiką raudonųjų ir pasakė, tu daugiau nebežvejok, bet atidaryk karčiamą, tai ten bešinkuodamas ir tapsi turtingas. Ir tas senelis nuvežė Petrą, o žvejys daugiau nebežvejojo, bet atidarė karčiamą. Senelis važiavo, kokias 3 dienas su Petru per marias, per vandenis ir privažiavo tokį dvarą. Trobos pastatytos prie pat vandens, o žemės nė žingsnio, nėra kur nužengti. Senelis ir sako Petrui, tu lipk laukan ir eik į vidų, o aš laivą pririšiu. Petras tu įžengė iš laivo į trobą, vaikščioja ir žiūrinėja. Trobos tuščios, nė vieno žmogaus, bet ant stalo yra gerti ir valgyti. Laukias tos senuko įeinant, o tas kaip neįeinas, taip neįeinas. Prasidaręs duris, pasižiūrėsiąs į tą vietą, kur jis jį paliko, laivą berišant, jis žiūri, nebėra. Pasižiūrys toliau į marias, matas, kad jau toli vos bematyti. Na ir pasilikęs jis vienas, kurgi dabar dėsis. Vaikščiojęs po tas trobas, niekur nieko nėra ir gana. Taip jam ilgu ten pasilikę, nei valgė tą dieną nieko nevalgęs. Buvus ir lova nepataisyta, atėjęs vakaras ėmė temti ir sutemė. Jis labai bijoti ėmęs. Na ką jis dabar darys, atsigulė į lovą, užsiklojo ir gulė. Tik jis pasijuto, kad dviese begulys, apčiupinėjęs galvą, su kasom suprato, kad moteris. Jis tuoj atsikėlęs, užsidegęs šviesą žiūrys. Lova tuščia, nieko nėra. Kad jau nieko nėra, jis ir pagalvojęs, turbūt aš taip susapnavau. Ir vėl atsigulęs, ir vėl kažkas yra šalia. Jis ėmęs kalbinti, nieko nešnekant ir gana. Taip jis pergulėjęs tą naktį, rytą išaušus atsikėlęs, ant stalo padėta visko valgyti, ir šilti valgymai garuoja, ir šalti. Jis pavalgęs, ko tik tai norėjęs, ir vėl vaikščiojęs po tas trobas, vis tikėdamas be neatrasęs kur kokį gyvą žmogų. Nėra ir gana. Atėjo pietūs, vėl jam yra valgyti ir gerti, ko tik tais jis nori. Ir vakarienė yra, o naktį vis ta pana prie šalies. Viskas kiekvieną dieną taip dėjosi. Jis ten išgyveno visus metus, jau paprato, jam ten gerai, tačiau po metų jau pasiilgo savo tėvo, motinos ir brolio. Užėjo jam toks noras, kad gautų kaip nors juos pamatyti, galėtų aplankyti. Štai, senelis yra plaukęs, sutajęs laivele ir sakąs,
Gal Petrai nori važiuoti savo giminaičio aplankyti, pasižiūrėti, kaip ten dabar gyvena? Petras atsakė, kad labai norės. Tas senelis tuoj jį įsodino ir vežasi. Veždamas sako, tu gali pasisakyti tėvui ir broliui, kaip čia gyveni, bet motinai tai nesakyk. Jis ir parvažiavęs, neberadęs tėvų toje vietoje gyvenančių, radęs jau mieste, didelę karčiamą užėmę ir turtingai begyvena. Jis ten vaišinasi, jie klausinėja šio, to, kaip jis ten gyvenas. Jis tėvui ir broliui pasisakė, kad taip ir taip, naktį jam vis prie šalies tokia moteriška gulinti, šiedu nusijuokė ir gana saka. Tai tau gerai, kad per dieną tu vienas gyveni ir kad naktį tau moteriška yra. Toliau pradėjus į motiną klausinėti, kodėl tu vaikeli su manimi mažai tešneki, kodėl tu man nepasisakai, kaip ten gyveni. Motina vis jį taip prisispyrusi, verkdama klausinėjanti, pagaliau ėmęs Petras ir jai viską pasisakęs. Tada motina sakanti, aje, tu pasaulė, vaikeli, gi tai nuodėmė. Aš tuoj nueisiu pas kunigą, tai jis žinos, kaip tau reikia su tąja moteriške padaryti. Motina tuojau nuėjusi pas kunigą, viską pasakius, kunigas ją taip pamokęs. Dabar jam ten nuvažiuojant, reikia pasiimti grabnyčio žvakę, dieną uždegti ir apvožti, o kai naktį jis pasijus dviese begulys, atidengti žvakę. Motina parėjusi iš to kunigo namo, padavusi sūnui grabnyčių žvakę ir liepusi tai padaryti, kaip kunigas sakė. Petras atsisveikino su savo namiškiais ir vėl išplaukė su tuo seneliu. Senelis privežė jį prie to dvaro, įleido į vidų ir vėl pats savo nuvažiavo. Petras uždegė dieną tą grabnyčių žvakę, pasivožė po puodų ir laukė nakties. Naktį atsigulęs į lovą rimtas, kad jau kas guli šalia. Jis tuoj tą puodą nuvožęs, žiūri, tokia graži pana, geltonom kasom šalia begulinti. Ji kaip šokus iš lovos, kaip ėmus verktis ir bartis ant jų. Kaip tu iškentėjai, nežiūrėjęs tuos metus, tai tu būtum galėjęs ir kitus iškentėti. Tada aš būčiau pabaigus atgailoti tą savo prakeikimą. Būtų buvę ir tau, ir man gerai, o dabar mane pražudėjai ir tu pats prapulsi. Juk tu nežinai, kad kasdien 12 valandą atplaukia pas mane slibinas su 12 galvų. Iki šiol, kaip tu manęs nematei, taip ir jis tavęs nematė, o dabar tu mane matai ir jis tave pamatys. Taigi šiandien jis pamatęs ir tave, ir mane prarys. Daugiau verkė abudu ir gana. Ir Petrui dabar gaila, kad jis visą tai savo motinai pasipasakojo, kad motina su kunigu būtų jį taip nepamokinę, tai jam būtų gerai. Pagaliau pana ant jo supyko ir pasakė, geriau tu vienas prapulk negu kad abu, ir įstūmė Petrą į vandenį. Jis mokėjo gerai plaukti, tai plaukęs ir plaukęs ant vandens pailsėdamas, tai plaukęs kokias 3 dienas ir priplaukęs salą. O jau buvęs labai pavargęs ir išalkęs, išlipęs ant tos salos žvalgasis ir ieškas, venerasęs kur nors kokio paukščio kiaušinį išgert, šit ir susitinkas tą savo senelį. Senelis jo klausia, kaip taip tu, Petrai, čia toje saloje atsiradai? Jis viską išsakęs, kas ir kaip pamokė, kaip jis padarė ir kaip čia toje saloje atsirado. Senelis ir sako, matai, ar aš tau nesakiau, kad tu savo motinai nesisakyk, kaip tu ten gyveni, tai tau mane senio neklausyti, ką dabar be padarysi, sakas toliau senelis, kaip jau buvo taip. Dabar tau duosiu šitą kamuolėlį, kai tu jį išvyniosi, galėsi pasiversti į ką tik tai panorėsi. Paėmęs iš jo kamuolėlį, Petras tuoj pagalvojęs ir pasivertęs į visų greičiausią paukštį ir vėl nulėkęs pas paną. Pamačiusi jį pana ir klausianti, tai kaip tu čia dabar vėl atsiradai? Jis jai pasisakė, kaip buvo, kur jis nuplaukė.
kaip jam senelis davė tokį kamuolėlį ir kad jis dabar gali į viską pasiversti, ir ką tik panorės. Pana sakanti: Na tai gerai, šiandien 12 čia atplauks Slibinas, tu pasiversk į Lakštingalą, o ten buvus netoli nuo trobų liepa, ir įlėkęs į liepą giedok, o kai jis išeis pažiūrėti, tu nulėk į šalį. O Petras jai sakąs: Tu paklausk jo, kur yra jo mirtis. Vidurdienį ėmė maišytis drumstas vanduo ir išlindo iš vandens baisiausias Slibinas su 12 galvų. Įėjęs jis į vidų šnekasi su ta pana, o Petras pasivertęs į Lakštingalą gieda liepoj taip gražiai, taip gražiai. Slibinas sako: Ką čia taip gražiai tas paukštelis gieda? Išėjęs pasižiūrėti, o paukštelis toj nulėkęs tolyn ir gana. Įėjęs Slibinas vėl į vidų, pana jo ir klausianti: Žinai, ką aš pagalvoju? Kurgi tavo mirtis? Va šitoj stiklinėj, rodas Slibinas. Po 12 Slibinas ir vėl panėrė į vandenį. Petras pasivertė vėl į žmogų ir juodu gyvena dieną ir naktį, ligi kito vidurdienio. Pana parėdžiusi stiklinę ir laukiantis Slibino, o Petras vėl pasivertęs į Lakštingalą, įlėkęs į liepą ir giedąs. Vidurdienį išnėrė Slibinas iš marių ir įėjęs į vidų pas paną klausė: Na tai kamgi tu tą stiklinę taip parėdei? Mat, kad jau tave myliu, tai ir tavo mirtį myliu. Slibinas nusijuokęs ir sakąs: Mano mirtis toj liepoj, kur tas paukštelis taip gražiai gieda. Po 12 Slibinas vėl panėrė į marias, o šiedu ir vėl gyvena kaip žmonės. Kitą rytą pana ir liepą parėdė. Vėl išlindo Slibinas ir klausė: Kam tu liepą taip parėdei? Ir vėl jam atsakė, kad tave myliu, už tai ir tavo mirtį rėdau. Slibinas sako: Tai kad ne čia mano mirtis Prancūzijoje. Ten pas tokį kalną ganosi laukuose 12 jaučių. Prie jų yra pastatyta 12 užšėkų vandens. Jei kas tuos 12 jaučių suėstų ir tuos 12 užšėkų vandens išgertų, galėtų su manim eiti ristis. Man su juo besiritant išlėktų antis, jei kas tą antį sugavęs perplėštų ir rastų jos viduriuose kiaušinį. Su tuo kiaušiniu galėtų mane užmušti, ten yra mano mirtis. Visą tai pasakęs Slibinas po 12 vėl panėrė į vandenį. Petras vėl pasivertė į žmogų ir pana jam pasakė viską, ką jai Slibinas papasakojo. Petras tuoj pasivertė į visų greičiausią paukštį, nulėkė į Prancūziją pas tą kalną. Rado 12 jaučių ir 12 užšėkų vandens. To jis papjovė visus tuos jaučius, visus išskrodė, visų širdis išsikepę suvalgė, atsigėrė vandens iš visų 12 užšėkų ir jaučias jau taip tvirtas, jog niekas pasaulyje su juo nebegalėtų eiti ristis. Tuoj pasivertė į visų greičiausią paukštį ir parlėkė pas paną. Na, dabar tai jau galiu eiti su Slibinu ristis, sako Petras. Atėjus vidurdienį susidrumstė vanduo ir išlindęs Slibinas pamatė Petrą. Pamatė sušuko: O ko tu čia į mano karalystę įėjai? Kas tau čia leido? Tuoj puolė Petras šis laikytis, jiedu ritasi, na ir ritasi. Besiritant, tik spurstantis ir išlėkė iš Slibino. Petras tuoj pasivertė į vanagą, kaptantį nusileidę žemėn, perplėšė, iškrito kiaušinis. Slibinas nuo jo bėgti, plaukti per marias, o Petras pasivertė į katiną pasigynęs, davė jam su tuo kiaušiniu ir užmušė. Kai tik Slibiną užmušė, tuo ir marių nebeliko. Pasidarė sausa žemė. Tai dabar ta vieta Amerika. Petras tą paną vedė ir aš jų vestuvėse buvau. Valgiau ir gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj nė lašo neturėjau. Petras paliko Amerikos karalium, ten atsirado kariuomenė, ėmė iš patrankų šaudyti ir mane į vamzdį įdėjo, kai šovė, tai kai lėkiau, tai ir atlėkiau čia į Trumpaičius.
tos pasakos pasakyti.